Leidžiam tepalą lauk. Alio. Ką jo net nėra viduj? Kaip jums toks vairas? Man visai patinka. Toks cafe racer biški. Ką, sveiki visi, turim jau naują epizodą. Kaip ir minėjau, šį kartą jau galutinai išsivalysim tą kuro visą sistemą. Nes kaip ir praeitam video matėt, čia viskas užsikišo ir nebebėga. Nusprendžiau imtis drastiškų priemonių. Tai nukelsim rėmą nuo variklio. Jau esu 2 varžtus amortiko išsukęs, tai jau kilnojas viskas. Liko čia dar vienas variklio varžtas ir galės visą rėmą nukelti. Nes jeigu aš čia dabar tą kraną išsukinėsiu, tai aš net neturiu būdo viso kuro sugaudyti, viskas bėgs ant karbo, čia betvarkė bus baisiai. Tai va, beliko, kaip jūs sakiau, tą vieną varžtą išsukt, bandysim rėmą nusikelti, tad jau žiūrėsim, kaip ten bus. Tikiuosi viskas gausis, kaip norėčiau, kad gautis. Va, 3 varžtai ir viso čiavo nebėra. Tai jis iš 2 dalių susideda. Čia yra rėmas visas, kur variklis, karbas, viskas dedas, o po to yra pats rėmas, kur kuro bakas. Galės išsukt, sugaudyt visą benzą ir dar skalaut, aišku, irgi su benzu, kad tų rūdžių nebebūtų. Gal dar netgi karbą išsiimsiu, arba tik apsivalysiu čia aplinkui, nes priėjimas geras. Ir dažnai nebus tokia situacija. Pasirodo, dar iš tikrųjų yra galinis amortizatorius, ko aš nežinojau. Visai įdomi iš tikrųjų ta konstrukcija, kad taip lengvai gali rėmą nukelti. Čia grinai 3 varžtus tik išsukau ir viską nukėliau. Gal ir geriau nei čia, o koks nors patogiau. Tai va tokią konstrukciją pasidariau. Rėmas tvirtokai laikos. Kraną galiu drąsiai išsukti ir į tepalo bakelį viską susileisim. To žiūrėsim, koks gardumynas čia išbėgs. Čia va kiek rūdžių. Gal per kelis kartus išskalausiu aš viską. Skalauju tabaką jau gal kokį 10 kartą ir nei kiek rūdžių nemažėja, vis tiek pilna. Čia visą maikę rūdimą apėjus. Ir tokie gabalai didžiausi, tiesiog krenta lauk ir krenta. Neįsivaizduoju, kada čia išsiskalausiu. Čia pasirodo gamykliškai kuro kranas dar turi turėti tokį kaip ir sietelį, kuris dar labiau filtruoja. Jo nebuvo, nedėjau aš jo, užsikišo iškart. Tai čia nuo sendos paėmiau, pritaikiau. Nėra jis pats tinkamiausias, bet manau veiks vis tiek turėtų. Neleis bent jau tiems dideliems gabalams praeiti, nors kaip ir jau visus išskalavau, bet jų dar tikrai ten yra. Kaip jums toks vairas? Man visai patinka. Toks cafe racer biški. Jeigu rimtai, tai nupjoviau suvirinimus, užšokau visų svorio ant vairo, kai jos nulaužt. Ir lūžo biški daugiau. Aš dabar net nesuprantu, čia iš tikrųjų ar čia vairas yra nulūžęs, ar čia šakės sugadintas. Reiks pabandyti tą veržlę nusukt kažkaip. Įsigilinti problemą, gal bus aiškiau, nes kol kas tai iš tikrųjų nieko nesuprantu aš čia. Bandau veržlę sukti. Tai va, žodžiu, ištraukiau čia tą vamzdį, kur buvo. Tai visgi vairas yra problema. Čia turėtų tiek dar būti vairo. Čia buvo privirinta. Lūžė iš pradžių, po to virinta, bet privirinta prie veržlės, ne prie vamzdžio, tai reiks, nežinau, arba man pačiam susivirinti tvarkingai, arba kitą vairą susirasti, aš dar neįsivaizduoju, ką čia darysiu. Bet reikia dabar išsimti šakės, nes ten viduje yra šaiba tokia, kuri išplečia šitą metalą ir neleidžia jam išsitraukti.
Tai jį įkaliau giliai į vidų, tai reikia dabar išsitraukti, o vienintelis būdas jį išimti yra šakės išimti. Nusprendžiau išsiardyti galinį ratą ir išsiaiškinti, kas čia per ūžesys yra. Seniau jis irgi buvo, bet dabar žymiai stipriau pradėjo ūžti. Čia aišku dabar netaip girdis stipriai kaip važiuojant. Dar ir vairą off camera susitvarkiau, tai teko susivirinti jį tiesiog, visas normaliai tiesiai laikas. Tai ką, sukam varžtus ir žiūrim. Welcome home, sir. The front door and elevator are now locked. I've poured you a hot bath and set the penthouse mode to private. You will not receive any notifications from outside until you decide to turn it off again. Tai va ratą išsiėmiau. Kas čia įdomu, tai kad pačiam rate yra ir stabdžių kaladės, ir pats reduktorius. Pirdom atskirai būna reduktorius, čia viskas vienoje vietoje. Tai visai įdomi, kaip čia padaryta. Dabar reikia tą žvaigždę nusimti. Tada, kaip suprantu, šitas visas išsitrauks lauk, o po to jį gali dar labiau ardyti ir prieisi prie visų dantračių. Tai bandom tą žvaigždę nusisukti. Tai va žvaigždė taip tiesiog nusisukam. Yra sriegis. Ir sukasi tik į vieną pusę, o į kitą ne. Kaip dviratį tas pats. Tad šitas turėtų nusimti. Turėtų. Išsiėmiau reduktorių. Aišku, visas purvinas. Čia jau nenuostabu, kitaip ir nebus. Bet pastebėjau visokių nesąmonių. Čia vat ant stabdžių kaladės. Šitoj vietoj turi toks pinas būt, kuris kaladę laiko, jo nėra. Toliau čia tas pagrindinė ašis nenori suktis normaliai. Kaip sunkiai sukas ir jau girdis prašoksta kažkas, tai čia būtina ardyti, neįsivaizduoju čia. Guoliai, gal net dantračiai, jeigu dantračiai išėjo, tai aš neįsivaizduoju, ką čia reiks daryti. Čia kaput bus. Ir va dar šita ašis, kur škyvas dedas, jinai ne visada sukas, turi pagrindinę ašį patempti atgal į save, kad jin suktus. Tai ten viduj tikrai kažkam nėra gerai. Leidžiam tepalą lauk. Alio? Ką, jo net nėra viduj? Tu durnas? Eik ton, nėra tepalo viduj. Pradariau reduktorių. Taip pat atrodo čia viskas. Tepalo nei lašelio nebuvo. Nei lašo tepalo. O man sakė, kad supylė naujus tepalus, pakeitė. O čia nei lašo nėra. Dantračiai aprūdyja. Situacija tokia, kad čia pilna vandens buvo. Nežinau, man sakė, tepalus keitė. Ką jie čia keitė, aš neįsivaizduoju. Čia vienas dantratis, antras. YouTube'ai, kiek matau, dar du lygtais ar vienas turėtų būti, va čia įskylės dėtis, čia nėra. Aš nežinau, gal čia kažkoks modelis senesnis, arba jau trūksta net dalių. Patys dantračiai, jie neatrodo, kad būtų nulūžę ar perkaitę. Čia mažai dar važinėjaus, tai džiugu, kad nesulaužiau nieko. Tai dar visai normaliai atrodo. Tai va reiks išvalyti viską, pratikrint guolius, užpilti tepalų naujų, o ne vandens.
važiuos gal net geriau, nes čia trintis tai žiauri turėjo būti. O guolis kaip gražiai suteptas. Čia toks naujoviškas tepalas. Labai gerai suteptas. Išsivaliau visus blokus reduktorių, šaibas apsivaliau, dantračius apsivaliau, viską išvaliau žodžiu. Tai kas nukentėjo, tai tik guoliai ir tai tik vienas. Vat šitas visiškai nesisuka. Kiti dar sukas, bet nusprendžiau visus pakeisti, dėsim naujus guolius. Čia va tik kas įdomu, tokie su uždaru galu adatiniai guoliai, nesu aš tokių matęs. Tai buvo biški sunku susirasti jos, bet yra, kaip sakiau, visi nauji guoliai, salnikus dar pakeisiu. Turėtų gerai būti viskas. Ir vat iš tikrųjų pasisekė, kad šitie visi dantračiai, jie nenukentėjo visiškai, kad be tepalo buvo. Neįsivaizduoju kokiu būdu, bet nieko jiems nenutiko, net nėra perkaitimo žymių, kas žiauriai keista iš tikrųjų. Tai va, nauji guoliai sudėti. Dar Deltos atstovas naują tarpinę pagamino, tai didelis dėkui jam. Čia guoliai irgi sudėti, tai dabar reiks reduktorių pradėti rinkti, užpilti tepalo ir gazuoti. Tai pradžiai ploną šaibą, spiruoklę, storą šaibą ir tą dangtis. O čia yra naujas guolis įdėtas, tai sukas gerai ir nebeūžia, tai jaučiu didžioji dalis garso iš šito. Bet kad tepalo nebuvo, tikrai irgi darė savo. Kaip Delta? Kaip Delta, tai ta žvaigždė prisisuka ir dėsis į rėmą. O, kaip gražiai užsisuka. Delta tokių žvaigždinių prisisukimų neturi. Ratas įdėtas. Begalinio sparno iš tikrųjų jis 10 kart geriau atrodo. Dar tos krepšius reiktų nusimti. Būtų toks stilingesnis biški. O, lėktuvėlis skrenda, lėktuvėlis skrenda. Om! Ai, čia ne čia duslintuvas.